Nuspėkit, ar bus eilutė. Nusifotografuot prie rankos. Va, ta rankelė. Bora. Einam, apžiūrėsim. Aš dugno neliečiu. Štai toks rytas mus pasitinka. Vakarą padariniai. Buvo baisus škvalas, netgi visas spaudos rašinėja, kaip čionais viskas tvina. Gatvės, mes irgi plaukėm per tas gatves. Kažkoks tai uraganas buvo ir žodžiu labai blogai. Tai mes vakar leidom savo visą vakarą pailsėti. O čia toks vaizdelis pro mūsų viešbutuko langą. Turim tokį balkoną šlapę, kur galim prisėdėti. Turim didelę lovą, mažą lovą. Žadėjo atnešti kotbet, bet neatnešė. Agurkų pjaustymo čempionę turim. Lupimo ir pjaustymo. Ponę turim. Ir šis pentukė, šitas duris, tualetukas, vonė. Vienas labai keistas dalykas, kad pas juos tie dušai neuždengti. Man tai žiauriai nepatinka, viskas plaukia čia. Jau primetam rankšluošių. Tai va, visas toks malonumas kainavo 115 eurų 2 naktim. Nu tai po 60 nepilnų eurų. Su pusryčiais. Eisim dar pusryčiautai. Tai irgi parodysim, ką ten galima tikėtis. Toks vat viešbutukas. Pasirinkimo labai daug. Sarandėj tų viešbučių iki 50 eurų tikrai galima surasti. Jeigu nereik baseino. Ten žmonės su baseiniuku. Jeigu reik baseino, tada šiek tiek kyla kaina. Bet šiaip nepamiršk paminėti, kad Sarandoje ir Ksamilė aplamai kainos yra didesnis. Ir viešbučių, ir parduotuvių. Ten gyvenom pigiau ir gražiau. Čia vaizdą turi. Tikrai taip. Parduotuvėje buvom, tai nustebom, kad realiai viena vaikiška 3 eurus kainuoja. Tai didelė parduotuvė, ne toj vietiniai. Tai sakykim, kad čia bus brangiau. Nu tai čia kaip kurortas. Tiesiog kurortinis miestas ir jame yra viskas brangiau. Tiek susitaikyti. Tai vat mūsų šiandien planas eit papusryčiauti viešbutį, sėsti mašiną ir važiuoti į Ksamil miestą. Greta sakė, tik dėl rankos čia važiavo į Albaniją. Tai ieškosim tos rankos. O kol kas toks varytas, gražus, rodo saulė visą dieną. Bet iki 26 kažkur bent jau programėlį, tai realiai turbūt bus daugiau. Automobilis priparkuotas va apačioj. Yra parkingo vietos, įeina į kainą, nes visur labai sunku čia rasti vietą. Pravažiavom iki uosto ten gale, tai košmaras kažkoks. Nieko neradom, nei prie jokių kavinių, niekur arba rezervuota, arba no parking, arba kažkas dar. Tai va, einam pusryčiauti. Ten žemiau dar bariukas yra. Čia džiūsta skalbiniai viešbučio kambarių galimai. O čia pusryčiai, va, mokosi lipti laiptais. Lauke stalai, viduj stalai. Agurkų vaikas gaus, arbūzų gaus, kiaušininių gaus, prikepta, pyragų, viskas. Gerai, čia visai neblogai atrodo. Tikrai bus ką pavalgyti. Tikrai gerai. Sultyčių. Nu ir ką, sėdam ir valgom? Pusryčiai suvalgyti, visai neblogai. Tu prasme tikrai gerai. Patiko. Viskas gerai, gal kavos tik nemačiau. Jau aš kiek radau valgyti. Blinukus rado pačius skaniausius ir kirto. Jo, važiuom į Ksamil, kaip skaitosi Albanijos rojus. Netgi lygina su Karibais kai kurie. Kad ten baisiai gražus vanduo, skaidrus, žydras, gražiausi paplūdimiai įvairių pavadinimų. Girdėtų kaip Bora ar Paradise ir ten panašus. Tai va, važiuojame pasižiūrėti, pasifotkinti, ieškoti Gretos rankos būtinai. Tai yra vienas populiariausių spotų nuotraukams Ksamilė, manau. Nu, gal. Instagramas. Arba prie paplūdimių.
Tai va, lėkiam, važiuojam. Pastatėm prie alyvmedžio. Lyg ir nemokamai, nežinau. Ženklų, kad parkuoti negalima nėra. Kitas mašinas pastačiusios. Tai jau bus kaip bus. Štai tas Ksamil. Jau tokia pašonė truputį. Bet už tai labai arti tos rankos. Tai mes pirmiausia bandom ją aplankyti. Maudytis, degintis dar truputį per anksti, nes apie miegus nieks net negalvoja. Bet to dar saulė netokia super karšta. Visur palmės, mačiau netgi bananai auga kai kur. Čia va, kažkas skleidžiasi. O ten matosi ta ranka. Nuspėkit, ar bus eilutė. Nusifotografuot prie rankos. Nu va, toks va vaizdelis, labai gerai atrodo. Palauksim jau, palauksim. Ir va tokie paplūdimiukai. Visur palei pakrantę. Panašus. Dar ten yra labai fainų salų. Galima išsinuomot vandens dviratį arba kokį irklintį ir paplaukėti iki jų. Nu, čia toks tikrai rojus padarytas. Tas Ksamil miestelis, tai turi visai nedaug gyventojų, apie 3000 ir žinomas kaip Europos Maldyvai. Ir dar vienas įdomus faktas, kad labai netoli Graikijos siena, tai gali telefonas pagauti graikiškai ryšį. Tai turėkite omeny, kas su roamingu savo telefonus naudoja, gali gautis brangiai. Jeigu internetas koks jungtas, prisavs greit. Va, ta rankelė. Pagaliau ir mūsų eilė atėjo. Lipam. Tai tokie laiptai. Nebaisiai stabilus atrodo. Važiukas. Visi prisifotografavo, laimingi. Sunku čia laipė, truputį ten ta laipė tokia paklerė, tai dar nešti visokius lėliukus, tai čia. Tai va, tokia vietelė, ranka, populiari labai, eilės darosi. Dabar 9 ryto dar nebuvo, kai mes atvažiavom, tai jau tokia eilutė. Aš įsivaizduoju, kas bus, kai ateis vakaras, kai dar geresnis spalvos bus. Tai tiek, šitą vietą paliekam. Einam dabar palei paplūdimius, pasivaikščiosim, pažiūrėsim, ką čia galima dar tikėtis be šito grožybių. Sakiau, kad yra bananų. Va, gali paplūdimy besibūdamas rasti neprinokusių bananų. Bet čia jas greit nuskininėja visi turbūt. Kaip bajeriukus visokius. Aš visą tenkinsiu. Happy life, kaip sakė. Marakešė. Kitas pliažiukas, čia jų neprivardinsim, nežinom tiksliai, bet čia tiesiog galima atsidaryti Google Maps'us, pasižiūrėti, kur čia koks paplūdimys, pasiskaityti daugiau kažką apie juos. O ten toliau tas Ksamil salos, ten yra ir ten, išonė. Jos yra negyvenamos ir kaip rašo, kad galima nuplaukti valtelėmis arba baidarėmis, nuoma turėtų būti 5 arba 10 eurų, kažkas tokio. Gal žmogui, gal valčiai. Rekomenduoju apsilankyti ryte, kai dar ramesnis vanduo. Matyt, vėliau bangų atsiranda, kaip vakar mes matėm už vakar. O šiaip tai paplūdimiai nuostabus, vanduo vasarą siekia 25-28 laipsnius.
Šiaip dar yra jie apsaugoti nuo bangų. Vis tiek tos salelės savo priduoda. Nu tai tikrai faina vieta pailsėti, pasibūti. Kol kas tik tai su parkingais ne visai aišku, kaip čia yra. Yra kažkokių mokamų privačių parkingų, ženklų lyg tai nesimato. Tai pasakysim vėliau. Nu, paplūdimiai tai tikrai nuostabus, bet čia galima būtų biškį ir pagražinti truputį. Šalikai tokie belenkokie suvežimai, tai čia gatvė mainė arba kalatojas per tos trupančius visokius. Bet galbūt biškį pigesnis rojus gaunasi negu Maldyvose. Aš mano nuomonė tokia, kad tie, kas čia važiuoja nuo Atostogos prie jūros, tai vis tiek jie mažiau sumoka už tokią gražų paplūdimį, negu šiaip kažkur nuvaris, kur gatvėse gatvėse. Na, žinai, čia truputį mažiau vis tiek. Galbūt. Vaikštam, nu čia nais taip nėra, kad galėtum aplink paplūdimį apeiti, tiesiog palei krantą. Reikia išlysti atgal į gatvę, paeiti gatvę. Vežimą nelabai patogu. Tada vėl grįžti, daug kalniukų. Bet dabar bandom kiek įmanoma paplūdimį pamatyti, susipažinti su Ksamilu. Pažiūrėjom restorano kainas, tai įkandamas. Taip, normaliai. Ten kažkas apie 10 plus patiekalas antras ir visur va restoraniukai. Pizzerijos, bet žmonių dabar mažokai kažkaip. Visi gultai ten dvigubi, trigubi, ten visokie su skėčiais, su gultais didžiuliais. Kažkaip visur tuščia. Galbūt mes dar nepriėjom to geriausio paplūdimio. Na, bet va toks va vaibelis. Arba dabar visi lei prie rankos. Arba visi lei prie rankos, arba visi miega viešbutį. Po vakar tūsų. Bora. Einam, apžiūrėsim, kaipgi toj borai. Ar tikrai, kaip tikrai. Aišku, nebandėm dar tikros. Kada nors ateity laukia gal. O taip, eini pagrindinė gatvė, tada išsišakojimas ir skirtingi keliukai į skirtingus paplūdimius. Čia tokiu principu kažkaip veikia. Pabandysim kiek įmanoma daugiau aplankyti tų paplūdimių, bent kokius kelis, 5, kaip gausis. Kol nepavargsim lipti ir leistis nuo kalno, bet pirminis įspūdis, kad Sarandė labiau patinka. Nes mes labiau esame miesto vaibą negu... Jo, kad jūra yra labai gerai, ten irgi paplūdimiai turėtų būti neblogi. Bet ten labiau yra ką ir paveikti. O čia tai, apart gulėjimo paplūdimį, tai nežinau, ar čia dar kažką galima. Nu, galima bautrį pasimti, visokius plaukiant, pasalas. Žodžiu, vandens pramogas pagrindė. Bet mes mėgstam ir pasivaikščioti po parduotuvėlės, pažiūrėti, kaip rengiasi žmonės. Taip, aplamai, ne tik parduotuvės, bet aplamai. Nu, Čia, aplamai, vis tiek. kažkokios tai alėjos būna. Tai nieko nėra. Čia gatvė ir paplūdimis. Na va, jau čia parašyta, šezlongas 30 eurų. Čia tas kompleksas, aš suprantu. 2 gultai, šitas stogelis. Bet va, viskas tuščia, labai mažai užimtų kažkaip tai gultų. Pirmoji eilė pagrindė užsiema. Ir va, yra tokie vandens dviračiai. Mes jau visai mąstom apie pabandymą išsinuomoti. Čia kažkaip nebe toks žydras vandenukas. Gal ten tik iš viršaus taip gražiau atrodo. Ne, bora, per daug nesužavėjo paplūdimis. Tas pirmas jau geresnis, sakyčiau. Gražesnis. Einam toliau. Va tokios pakraštės. Visur šitam kurorte gražiam. Tiesiog per tvorą viską meta. O už 10 metrų puikus vaizdžiukai. Taip galvom, kad reikia su to vandens dviračiu prasiplaukti, tai
Tamboras Boras paplūdimy pasiklausęs 15 eurų valandą. Gal valandas plius minus ir užtektų mums. Bet sako, manėm dar biškį. Toliau. Nebus mokėsim 15, bet ten dar matėm daugiau tų vandens dviračių, šiaip įdomus sužinot kainas. Mačiau rožinį. Rožinį matė, ten geltonas, tai kaip taksi. Aplaišė dirus, kad ištopo. Žodžiu. Gal mes čia ne visai tam centriuke, nuo šaliai buvom. Gražus aparatai pasifotkint. Čia dabar toks gaunas jau tokiai kaip ir įlankai žiedas ir ten išsišakoja visas pusės į skirtingus paplūdimius. Tai galbūt čia tas jau labiau centriukas turėtų būti, iš kur lengviau viską pasiekti. Ir čia dar arčiau salos. Tai su to vandens dviračiu nereiktų ten plaukti didelio gabalo. Iki salų, praktiškai iš karto įlipi ir jau tu esi prie salos. Va, ten laivų jau matosi kalnai. Nu va, čia. Da? Čia jau gal dar įdomiau. Čia jau toks public beach, be skėčių. Manau, kad čia mes, jeigu norėsim pasideginti po dviračiu, irgi ateisim. Šiaip gražu irgi, viskas. Žydras vandenukas, salos gražios. Fainu. Tik čia dabar nebematau vandens dviračių, ten toliau kažkur. Dar vienas paplūdimiukas. Gultų pasirinkimas, kokių tik nori. Paprasti ten visai su palapinėm. Bandysim čia gal klausti. Nu, skaidrus, gražus vanduo, fainas. Plaukia, vat norisi va tokį. Su čiuožykla gal ir nebūtina. Bet mačiau tik tai su stogelis, kai kurie dviračiai yra, tai va čia fainiau būtų. Nu va, plaukiam. 15 eurų valandą. Nu, bet vis tiek, sakėm, valandėlę pabandysim. Jeigu norėsim, prasitęsim. Reikia pasižiūrėti, kas ten tose salose gera. Gavom tokį su čiuožykla. Galima dar bus ir nučiuožti. Nemažas toks vandens dviratukas. Iki pietų pasiplaukėjom, o po to žiūrėsim. Galbūt dar pliažiuką public reiks pabandyti. Va, daug čia tokių su vandens dviračiais priplaukia prie tų salų. Ir jose tenais čiuškenasi. Lieptas kažkoks padarytas galima šokinėti. Su motorinė galbūt ir įdomiau, bet čia savaiko mes kalbėjom, kad va, nei liemenį, nei nieko apsaugos lygis, tai toks prastokas. Pas mus turi būti net ir suaugę, gal su liemenėm daug kur plauktų, bent jau pasiūloju. Su tokiu vaizdeliu maudėmės. Kaip tau patinka? Tėtė. Tėtis va. Arbatą, sakė. Bet kartais, kai užsupoja, tai man truputėlį net baisu, atrodo, čia galim iškristi visi be liemenių. Dėl mūsų, tai kaip dėl mūsų, dėl tavęs. Moki plaukti? Moki. Viską tu moki, taip? Pasidažyk lūpytę su mamos lūpdažiu. Lūpytės padažyk. Kad būtum graži, Emilė. Padažysi lūpytės? Gerai, padažyk. Ai, kaip gražiai.
Nu, kaip? Ruonis. Nu, pas kitus muzončikas yra, pas mus nėra. Ne tava? Ir mokėjo ne 15 eurų. Truputėlį melavai, kad arbata. A tu įlys pirmiausia ir pamatysi. Gali. Ir meška gali būti. Aš dugno neliečiu. Varlytę varyk. Jei dėl mamos, taip, kad ryklis nesuvalgytų. Džiaugiasi. Ateina čia. Tai va, ir mūsų valandėlė jau turbūt pabiškiai eina link pabaigos. Dar čia pasimaudom, pasibūnam. Faina pramoga. Nėra super brangi. Va ir super automobiliai plaukė vandenį. Keistai atrodo. Kažkas panašaus į vandens dviratį, tik kad su motoru. Bandom vykdyti planą. Jeigu dabar užmigtų, ten yra puikus public beach, į kurį mes eitumėm pagulėti valandėlę. Priklauso nuo miegojimo laiko. O čia va visai neblogas toks basiniukas. Jau geri ženklai rodomi. Gali planas ir pavykti. Pirmoji eilėj. Public beach. Kai prieš tai tai nebuvo toks išpildytas, man atrodo, dabar tai šakės. Reikia ieškoti, kur įsitirpti. Nu bet nieko va. Gulim, pasideginsim, pasimaudysim. Ilgai čia neužtruksim vis tiek. Labai mišrainė. Mišrainė. Bet už tai labai gražu. Vanduo žydras. Na, bet man vis tiek per sūrus vanduo. Nors ten kažkokia duša yra, gal galima. O ten, kur buvom prie vandens dviračio, tai buvo po 50 centų žetonai. Pirmoji eilėj tai va vanduo. Skalauja puikiai. Rankšluosčius. Ksamil, kuris yra Albanijos rivjerai, labai garsėja savo midėmis. Skaitoma, kad čia yra vienas šviežiausių čia vietai gaudomas ir labai skanis. Ar tai ne ženklas, kad mums reikės jūros gėrybių valgyti? Nežinau. Turėtų būti nebaisiai brangu, 10-15 eurų patiekalas, kaip rašo, kaip ir praėjom irgi kažką panašaus matėm. Gal ir verta? Aš keisiu gatvę, aš viską prasiuostysiu, aš tada tau pasakysiu. Gerai, jeigu ne, nes aš mėsytas jau nelabai noriu. Vakar ne visai tobulai pavalgiau vakare, kai nefilmavom. Tai... Aš kadangi jau 5 dienas nevalgiau, tai irgi neturiu. Žodžiu. Tai va, tokia buvo ekskursija po Ksamil paplūdimius.
Jeigu vienai dienai, tai tikrai labai super, bet jeigu savaitė, tai būtų gal per daug jų. Nes ir žmonių daug, nu čia tokia Los Palangėlė. Jo, pritariu taip pat. Atvažiuot, pasižiūrėti, pamatyti, pajausti tą ritmą. Faina. Ar grįžčiau? Abejoju. Turbūt rinkčiausi kitą kokią nors vietą. Jo. Nu, bet pabandyti tikrai verti. Bet kiekvienam savo, kaip sakant. Žinom. Skonis draugų neturi. Tai va, čia ir pabaigiam video. Like, subscribe, share. Kam Ir- negaila. Ir būtinai parašykit kokį komentarą. Labai lauksim. Ate. Iki. Tokia mečetukė, panaši į gyvenamą į namą. Nu va, baudelę likti ir gavom 30 eurų. Toks plaustas perkelia į kitą pusę. Visai fainai atrodo. Sarandė pasiekta.